kaip, kaip atrodo, ne apsauginis laukas, bet, žinai, kaip būtų, kaip atrodo tokia eina tokia plėvelė, tarkim, bendra. Mhm. Tokia Mhm. nėra nei labai ten stipri, nei kažkokia ypatinga, bet tokia, taip iš esmės sauganti, tarkim, aš kalbu apie žemę, virš žemės, ane? Aha. Bet jinai čia ne kupolas, ta prasme. Mhm. Tiesiog tokia yra plėvelė, kuri tarsi irgi kažkiek sulaiko, jinai viską apsaugo, ne? Aha. Ir jinai yra badoma, ne? Jinai yra badoma, bet dabar ir galvoju, ta prasme, kažkodėl kaip tarsi ją norima panaikinti. Mhm. Bandau Čia įsivaizduoti. interferentinis badymas? Interferentinis tai tikrai, bet supranti, tarp ko čia nesutarimas yra, nes tas kupolas tai irgi interferentinis yra. Ta prasme, tai Mhm. ką jie nori paleisti, nes tas kupolas tai šiaip irgi yra, kad, kaip kalėjimas, ane, tarkim. Mhm. Kodėl bandoma tą plėvelę, nuo ko jinai saugo. Mhm. Ir kas bus, kai paleis, ane? Suardys tą plėvelę, patikrink. Nuskaityk informaciją, koks tikslas, kai subado plėvelę, kas įvyksta. Uždės kitą. Uždės kitą, jau turi sukūrę kitą, ne? Uždės kitą. Eksperimentai vyksta. Mhm. Aš bandau suprasti, nuo ko apsaugota, ką jinai daro. Žinai, kas Mhm. reikalai vyksta. Regresuot gali atgal ir pasižiūrėk, kas vyko su senaja plėvele. Tas to žemės, kuri uždėta. Kokia energija, kokios priežastys, kokie tikslai tų visų reikalų. Šiaip eina kaip filtras. Mhm. Šiaip daugiau jinai yra, kaip sakyti, koncentraciją išlaikyti. Filtras tuo ateinančių į žemę. Informacijos eina. Aha. Bet kokiu pavidalu ateinančios. Nėra Aha. tik tokios, nes informacija ateina Taip. visokiais pavidalais, ne? Mhm. Tai Reiškia, filtras to. būdavo net filtruojama, ne, ką praleisti Jo. Mhm. per tą, ką ne. Gerai, tai dabar nauja kuriama dar stipresnė kažkokia, dar didesnė filtrai, dabar sulygink, jeigu įmanoma Ne, jas iš vis tiesiog technologiškai jinai, ta prasme, yra kitokia. kitokia, nes labai daug žmonių rado būdų, kaip, tarkim, pakilti aukščiau. Mhm. Nes kaip ir vis tiek stiprėja ta vadinama ir telepatija, viskas, ane, ir vis tiek kažkokiu būdu žmonės, gauna tą informaciją. Mhm. Jinai tokia ne tai, kad stipresnė, jinai technologiškai kitokia, ta prasme, man tai ateina kaip apgaulinga, daugiau kaip sakyti, tarkim, ane, kaip pavyzdys, ane, tarkim, aš randu būdą, kaip pasikelti aukščiau virš tos plėvelės, ane. Mhm. Telepatiškai, kažkaip ateina informacija pas mane ir aš gebu, ane, tarkim, pasikelt, išeit, praeit, sugrįžt, ane. Ir Mhm. tokių daugėja, tokių yra daug. Mhm. Jie padarys tokį, kaip sakyti, man ateina kaip spastai. Tarkim, aš galiu galvoti, kad apėjau, bet aš papuolu, tarkim, į spastus, ane, toks Aha. iliuzinis. Aha. Nes tarsi kaip aš įsivaizduoju, matysiu ir jausiu, kad praėjau, ane. Taip. Bet jeigu neišlavintas tas jautrumas, tarkim, ane, aš galiu papult lengvai į spastus. Čia yra gal daugiau gaudyti tuos, kurie dar
žinai, kaip nėra to pilnai pasitikėjimo Taip, savimi. taip, Vat taip, taip, taip. supranti, ne, kad Suprantu. kurie suabejoja dar va tuo, nu, jiems sunku atskirti, kur yra ta energija, ta, kur, Kur nu, tikra, o kur falšas. kuriamas tas falšyvus laukas vadinamas. Mhm. Gerai, dabar Inesa dar pasižiūrėk šiuo metu. Dabar jie keičia, neardo, bet jau yra daug pagautų. Ne, Dar neveikia, ne? Čia jų tas naujas. ne, taip daug pagautų nėra, nes dar tiesiog šitas būtent apie ką mes šnekam, jisai nepaleistas yra. Supratau. Sakau, tik tai bandoma yra bandymas. Bet Gerai, jeigu per šitą spąstus, tai ne. Ta prasme, daug pagautų nėra. Yra, žinai, kas atėjo, atsiprašau, daug apgautų. Ta prasme, nukeliavusių, tiesiog papuolusių šiaip į tuos jų Aš dirbtinus supratau, Ką ir kad žinojau, ane? jo, žinai ką, Inesa, tiek jeigu atėjo tokia informacija, paleidžiam daug burbuliukų. Informacijos paleidžiam tie, kurie apgauti, kad susijungtų su savo aukštesniuoju aš, iliuzijos nukrenta. Ir pamatytų, kur sėdi, kokiuose agregoruose, kokiuose būreliuose, kokioj energijoj, kokiuose šaltiniuose. Tiesiog ta visa iliuzija, kuri buvo paleista su jų tom technologijom, pasiunčiam, kas sugebės priimti informaciją, tiesiog, kad nuskaitytų informaciją kiekviena siela, pamatytų realybę ir tada spręstų, ar aš noriu pasilikti šitose falšinėse apgautose energijose, ar noriu išeiti. Jo, tie agregorai labai stipriai sustiprintos apsaugos irgi. Aiškiai, stipriai jie pasijungia dabar, ne? Taip, ir Kiekvienas labai kovoja. tokia, kaip sukurta tokia dirbtina šviesa. Eina labai, aš anksčiau šito nematydavau, arba jo nebuvo. Bet kaip eina agregoras, nu tarkim, ane, vat, man rodo dabar, tarkim, aš vieną dabar žiūriu agregorą, ne, būtent. Tuoj pasižiūriu bendrą lauką. Ne pas visus tai yra, bet tikrai pas ne vieną, bent kiek matau. Bet ne pas visus, tikrai agregoras tas yra. Čia tai, žodžiu, eina iš religinio agregoro, ane, tarkim, kurį dabar žiūriu. Toksai, kaip sakau, žinai, kaip apakina šviesa. Nu, tarkim, nes žmonės, kaip sakau, vis tiek jie pradeda regėti. Ir kiek atsidaro tas regėjimas, stipriau, mažiau, tas pasitikėjimas yra, nėra. Kaip sakau, kiti net pažįsta dar, kad regi, tarkim, mane, gal jiems sunku suprasti tai. Ir ta tokia šviesa, sukuriama aplink agregorą šviesa, nes tarkim, kai jau žmogus praregi, nu, jis pradeda jam kil klausimai, ne? Ir ta prasme, ir ką aš čia veikiu, ir gal kas už to mokytojo, tarkim, sėdė, ne? Gal už to, nu, kaip sakyti, to judėjimo, kuriame aš esu, kažkas sėdė, ne, kur ten aš bebūčiau, kuriam ten besidėčiau tam agregore. Nes jie apskritai visi yra dirbtini. Ir sukuriama dirbtina šviesa, nes jau kai mes, nu, tarkim, žmogus dasimuša iki to, kur jau galėtų pamatyti gal, kas jį iš tikrųjų sukūrė, ne? Nu, pamatyti, kas iš tikrųjų sukūrė tą agregorą, ne tas, kas sėdi ten. Taip. Kas veda mane, ne, tarkim, bet kas sukūrė, nes tikrai ne tie gurų, jie visi yra pastatyti. Mokytojai, gurų, kunigai, čia kas beimtų mane, daktarai. Tarkim, tai ir tada duoda tokią labai labai stiprią akliną šviesą, kad tu tarsi apanki, bet tu galvoji, kad tu papuolė į kanalą. Nu, tarkim, žmogus galvoja, kad jis papuolė, wow, atsidarė duris, žinai, ir keliauja.
Ir dar pažiūrėk, kas įvyksta, kai jį apakina, jisai patiki Ne, tai sakau, atsidaro durys ir jisai keliauja. ir eina toliau, ane, su ta šviesa, Taip, kur jį ten traukia. taip, ir jie turi dar vieną Pagauta. įtraukę pagautą žmogutį. Mhm. Gerai, ir čia mes atraukiam dabar visus savo klientus, duodam informacijos burbuliukus, visi, kas buvo ir pas mus, kas ką turim, tą ryšį, žinai, su tom sielom. Ir visiems paskleidžiam vėl va šituose įtrauktose egregoruose, kad turi Nori, kad nutraukti. jie juos iš išorės pamatytų, nes jie Taip, tarsi eina į gražią palapinę taip. ir mato tik tą visą gražų pasaulį. Mhm. Bet ten jie yra uždaryti, vis tiek tai yra apribojimas, Taip, 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 taip. ribos. Kad pamatytų, kur yra, kokiam egregore ir kai pamato, nutraukia susitarimus, sutikimus visus, kontraktus ir išeina. Tie, kurie sugeba atsibusti, pamatyti, gavę informaciją. Bet nutraukusius tas manipuliacijas, hologramas. Nu, šiaip stipriai yra Mhm. papuolusių. Tai čia tik Labai ta šviesa vilioja. vienas iš agregorų. Čia, aišku, tas religinis galbūt stipriausias yra. Labai labai vilioja Visa. šviesa ir jinai, kaip atskirt, nėra Aha. ta, supranti, kaip sakyti, va, jinai tokia yra dirbtina, tokia ryški balta šviesa, tai yra apgaulė. Mhm. Tai yra apgaulė. Mhm. Nes Mhm. labai tas didelis žmonių noras ir yra pamatyti tą šviesą. Jo, gerai, o kaip atskirt, vat, gal kažkokia informacija ateina, va tie, kurie klausys, įdėsim šitą įrašą. Tas, kad ta šviesa turi būti visų pirma viduje, Mhm. čia vėl tas noras ieškoti visko išorėje ir eiti kažkur, tarsi turiu kažkur nueiti, kažkur papulti. Mhm. Pirmiausia, turiu ją jausti, nu, viduje pradėti jausti, kurti ir tą šviesą kurti viduje. Nes man jos niekas neteis ir neįdės, ne, tai yra mano. Taip, Ta prasme, ir kai jau jinai tikrai, kai mes pilnai užsipildom, išsiplečiam, tikrai pilnai jaučiam kiekvieną kūno ląstelę, ne, tą šviesą. Ir priimt bet kokią šviesą, bet kokios spalvos, neturėti savo stereotipų, kokia ta šviesa turi būti, leisti ateiti mano unikaliai šviesai, ne, o ne taip. kokią aš iš proto susikūręs, kokią noriu matyti. Nes tai, kur ten vilioja, va tos ryškios palapinės, va tie egregorai, ten yra tokia dirbtina šviesa, tokia balta ryški, kur atrodo, wow, aš va čia, dabar aš nuėjau į rojų, žinai. Tai va Mhm. tas pradėti, kad vėlgi atsisukti į vidų, o ne ieškoti išorėje. Šiaip apskritai laikas visiems susigrąžinti, grįžti į save. Mhm. Mes tik taip pereisim kitur, o neieškoti išėjimo, nes dabar visur aplinkui yra spąstai. Niekas Mhm. šitaip lengvai nenori nieko praleisti. Šitą laikotarpį reikia, nu kaip sakyti, kiek įmanoma viduje generuoti tą ramybę, šviesą savo vidinę kurti, jos kaip bus per daug, tarkim, jinai susikurs perteklinė, ne? Nu aš Mhm. ją dauginsiu, įvyksta tie tokie vadinami sprogimai, ne? Tokis jaučiam, kaip vidinis toks sprogimas, toks pliūpsnis atrodo išeina, tarsi pasidalinam į daug dalelių, ne? Ir tos dalelės va, tada irgi randa panašias vibracijas. Bet jau Taip. mes turim užsiauginti ją viduje ir tiesiog skleisti patys, būti ta šviesa, o ne ieškoti kitų šviesų. Tai nereiškia, Mhm. kad mes einam ir būdinom dabar kitus, ne? Mes tiesiog generuojam, auginam, valom ir dauginam, lengvinam tą savo energiją. Kai jinai išlengvės, kai jinai tikrai išsivalys, kai ta perteklinė šviesi švari, tai yra energija, išvalys visus toksinus iš vidaus, tada natūraliai mes pakilsim, bet tada natūraliai niekas prie mūsų neprilips ir mes nepapulsim į jokius spąstus, Taip, taip. nes mūsų tiesiog tai negalės veikti. Nes prilimpa, va tas ir prilimpa, kol mes ieškom, mus lengva apgauti yra. Mhm. Nes mes patikim bet kuo, ane, ir yra labai lengva apgauti. Todėl va tas, kaip sakau, apskritai laikas į save. Kaip sakyt, kaip mes užsidarom burbule, ne, papuolam, Mhm. tarkim, į uraganą arba į audrą, ne,
į jūrą banguojančią, ne? Tai mes jeigu sėdim tam burbuliuke auginam, mes praeisim tą audrą, praeisim tą uraganą ramiai, tiesiog pasitikim savo burbulą, ne, pasitikim tuo saugumu, šviečiam nusiraminę, žiūrėk, mes ir išplauksim, Taip, taip, bet taip. turi būti ramybė. Nes žiūrėk ir emocinis, ne, tarkim, kūnas mūsų, ne, jeigu mes ramus, jisai Mhm. nepasišiaušia, jisai neturi skylių, jisai, kaip sakyti, nu, nebanguotas, nepažeistas, ne, nes Taip, taip, taip. mes nepažeidžiami ir mes tada praeisim tą laikotarpį, šitus visus išbandymus, kuriuos mums siunčia ir tiesiog ta šviesa jinai išvalys tai, kas neturi išvalyti ir susijungs tikrai su tuo, kas turi. Bet Mhm. kitaip nepakilsi. Nu, va, Tikėtis labai. ir ieškot guru, kuris paims už rankos ir išves. Kiekvienas pats save išsivesim. Taip, taip, taip. Nu, čia daug informacijos tokios geros. Tiesiog, vat, ir kas klausys, ir plus šitą, va, tuos burbuliukus paskleidžiam, žinai, tom sielom, kurios sėdi tuose agregoriniuose kalėjimuose. Ne Taip, tik religiniuose, iš tikrųjų yra visokiausių, įvairiausių. Dabar tie visi sąmoningumo daug sluoksniai susikūrė. ten, Mhm. atrodo, žemės labai daug sluoksniuojama, tikrai yra Taip, taip, tokių sluoksnių. taip. Paskleis daug, daug burbuliukų, kad kuo daugiau sielų išgirstų, atsigręžtų, pamatytų, nukrenta tos iliuzijos ir apsidairytų ir vėl permąstytų, ar tikrai aš čia sėdžiu savo noru, ar tikrai aš čia esu ten, kur mano siela širdis nori būti. Šiaip labai ir daug užsiblokavusių yra. Mhm. Net nepriima, ne, informacijos. Tarsi net nepriima informacijos. Mhm. Reiškia Nenori. toks įtikėjimas, ane, Mhm. tom žiniom, nu, Toks vadinkim, Gregoru. nepasitikėjimas gal. Aha. Nepasitikėjimas tavo informacija, bet Jo. tikėjimas tuo, kur yra Taip. jie, tuo Gregoru, ta informacija. Mhm. Net ne visi, kad agregoruose tarsi sėdi, bet ta prasme, taip iki tiek nuleistos, nuspaustos galvos, Mhm. kad tuoj bandau, aš net žiūriu, žinai, kaip tą lauką tarsi kažkaip išsklaidyti daugiau, kad nu tos galvas pakelt. Nes Mhm. informacija tarsi atsimeni, kaip anksčiau ten atrodo pažiūri tų burbuliukų ir tarsi Taip, taip, taip. gaudausi. Tai dabar Aha. ta forma, žinai, gal ta forma informacijos paskleidimo, gal jinai tiesiog pakito, Mhm. gal kažkaip kitaip ją reikia paskleisti, nes šita nebetinka. Gerai, pažiūrėk, mes visi turim telepatinį, ne? Taip, Bendravimo būdą, gal užmigęs, primigęs, visoks, bet tiesiog yra... man norėtųsi Mhm. daugiau, kaip, žinai, kaip tokią paskleisti daugiau per informacinį lauką. Mhm. Gerai, gerai. Algoritmai, kurie keičia ten, žinai, blokuoja gal tą informaciją, bet vis tiek kažkur kažką, manau, kad gali pasiekti. Gerai, gerai. Paskleis tada per informacinį lauką. Įjung dar ir telepatinį lauką, žinai, yra, kurie Taip. išvystė tą telepatinį Mhm. kanalą. Tiesiog paskleidžiam tą informaciją. Tiesiog tas generuoti viduje šviesą, tas kurti, va toksai, nu, pradėt, va tarsi pradžiai širdie, ne tiesiog jau susikoncentruoti į širdį ir tiesiog stebėt, kurt, va tokį, kaip sakyti, tokį energijos kamuolį. Aš net nenoriu tai pavadinti šviesa. Nu, tarkim, energijos, nes labai Mhm. visi skirtingai energiją jaučia. Ir Taip. vieni tai kaip šviesą, kiti kaip gali, kaip temperatūrą jaust, ne šilumą kažkokią, treti kaip vibraciją kažkokią gali jaust. Nu, kad nesirištų žmogus prie vienos formos, kaip aš turiu ją jausti, ne, kam, nu, kas Mhm. tik tai pradeda, tarkim, ne, su tuo, kas nori pradėti treniruotis, jausti, tai nesirišti prie to, kaip turiu jausti ir kokios šviesos tai turėtų, kaip va, daug kas mėgsta nupiešta, ne, Mhm. leisti ateiti tai unikaliai šviesai ir vat ją kurti ir leisti didėti tai šviesai kūno viduje. Pradžiai tik tai kūne, neiti kažkur daugiau ir Mhm. leisti jai Mhm. plėstis. Taip, taip.
ir matyti, kaip didėja, neriboti jos. Ir tikrai kūnas irgi suprasti, kad kūno ribos tai nėra ribos. Tai Kurias nėra mes ribos. jaučiam fizinio Jo, kūno. jeigu matom, kad plečiasi jau virš kūno ribų, tai irgi neišsigąsti, tai yra gerai. Taip. Bet Gerai. pradžiai savo kūno susitvarkyti. Gerai, tai dabar išeinam mes iš tų visų tinkliukų, iš visų tų laukų. Iš tų puolimų tiesiog vėl informacija tokia, žinai, kad į tą ašį, ne, į save, Taip. daug, iš tikrųjų daug informacijos. Gerai.